stipresnė civilinė sauga ir krizių valdymas, saugesnis regionas. Įgyvendinant šį 2021-2027 metų Interreg 6A Lietuvos ir Lenkijos programos strateginės svarbos projektą yra siekiama užtikrinti Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono gyventojų saugumą ir abiejų šalių gelbėjimo tarnybų bendradarbiavimo ekstremaliose situacijose tęstinumą, kartu rengiant gelbėtojus ir kuriant infrastruktūrą civilinės saugos srityje. Siekiant sustiprinti bendradarbiavimą krizių valdymo srityje, Lietuvos ir Lenkijos gelbėtojams reikalingi bendri gelbėtojų mokymai, o tam, kad šis bendradarbiavimas civilinės saugos srityje vyktų nuolat, reikalinga speciali infrastruktūra. Projekto partneriai bendrai išanalizavę esamą situaciją, atsižvelgdami į geopolitinę situaciją programos teritorijoje ir tebevykstančią Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir žvelgdami į ateitį, nustatė šio projekto poreikį. Projekte pagrindinės investicijos yra skiriamos Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastato su priedanga po ją statyba ir Lenkijos valstybinės priešgaisrinės tarnybos vaivadijos komendantūros Balstogėje atsarginio vadovavimo centro statyba Lapuose. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastatas su priedanga po ją bus pirmasis tokio tipo infrastruktūros statinys Lietuvoje ir tai bus pavyzdys tokio tipo statiniams ateityje. Pirmiausia pristatome Jurbarko priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastato su priedanga statybas Lauko gatvėje 19. Tai naujas priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento kompleksas, kuriame bus įrengtos ne tik šiuolaikinės gaisrinės patalpos, bet ir moderni priedanga, skirta gyventojų apsaugai ekstremalių situacijų metu. Projektas yra svarbus ne tik Jurbarko miestui, bet ir visam regionui, stiprinant bendrąją civilinę saugą ir pasirengimą nelaimėms. Tai ypatingos paskirties statinys, skirtas užtikrinti nuolatinį priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos darbą, nepriklausomai nuo išorinių sąlygų. Požeminėje dalyje suprojektuota priedanga, atitinkanti visus saugumo ir atsparumo reikalavimus, remiantis gerąją Šveicarijos priedangų praktiką. Pastato konstrukcijos suprojektuotos taip, kad užtikrintų tiek ilgalaikį patvarumą, tiek atsparumą ekstremalioms apkrovoms, susidarančioms sprogimo ar kitų pavojingų incidentų metu. Bendras pastato plotas siekia apie 1865 kvadratinius metrus, iš jų 1245 kvadratiniai metrai skirti gaisrinės veiklai, tai darbo, poilsio ir operatyvinės veiklos zonos, o 620 kvadratinių metrų priedangai, kuri gali tapti gyvybiškai svarbia apsaugos vieta esant karo grėsmiai ar kitoms stichinėms nelaimėms. Projektuojamas 2 aukštų pastatas su priblokuotu garažu, kuriame numatyti 4 bokso tipo garažai. Vienas jų su modernia automobilių plovykla, antras su techninės priežiūros priedobe, leidžiančia užtikrinti nepertraukiamą gelbėjimo technikos parengtį. Viduje suplanuotos administracinės patalpos, modernios darbo vietos, poilsio kambariai, konferencijų salė, sporto salė, bei bendros poilsio ir virtuvės zonos atitinkančios aukštus ergonomikos ir komforto reikalavimus. Iš viso numatyta 18 darbo vietų, užtikrinančių efektyvų operatyvinį personalo išdėstymą. Rūsyje esanti priedanga bus lengvai pasiekiama tiek iš vidaus, tiek iš išorės, suteikiant galimybę greitai reaguoti į kritinės situacijas tiek ugniagesiams, tiek gyventojams. Priedangoje bus įrengtos būtinos gyvenimo sąlygos ir atsparumo reikalavimus atitinkančios konstrukcijos, galinčios atlaikyti iki 35 000 megapaskalių sprogimo bangos slėgį. Pastatas projektuojamas atsižvelgiant į aukščiausius energinio efektyvumo reikalavimus ir bus priskirtas A++ klasiai. Numatyti grindinio šildymo sprendimai, šiuolaikinės rekuperacijos sistemos, oro kondicionavimo bei natūralios ir mechaninės ventiliacijos sprendimai užtikrins optimalias darbo ir gyvenimo sąlygas visais metų laikais. Garažuose įrengtos automatinės automobilių išmetamųjų dujų šalinimo sistemos, didinančios personalo saugumą kasdienėse operacijose. Pastate diegiamos modernios informacinės technologijos, spartaus ryšio Wi-Fi tinklai, stacionarios radio ryšio priemonės ir vietinių pranešimų sistemos, kurios leis užtikrinti greitą ir efektyvią komunikaciją, net ir esant ekstremalioms sąlygoms. Elektros tiekimo saugumui užtikrinti numatytas atsarginis generatorius, o ant pastato stogo bus įrengti saulės kolektoriai, gaminantis dalį elektros energijos iš atsinaujinančių šaltinių. Sklype numatytas patogus ir efektyvus patekimas į teritoriją, įvažiavimas bus reguliuojamas automatiniais vartais ir šviesoforų sistema, o patekimą kontroliuos elektroniniai tarnybiniai pažymėjimai. Teritorijoje numatytos automobilių stovėjimo vietos darbuotojams, svečiams ir žmonėms su negalia.
Taip pat bus įrengta universali sporto aikštelė fiziniam pasirengimui gerinti, pėsčiųjų takai, želdynai, o lietaus vandens surinkimo sistema padės tvariai valdyti aplinkosauginius iššūkius. Visi teritorijos sprendimai orientuoti į saugumą, patogumą ir efektyvų resursų naudojimą. Kartu su šiuo objektu vystomas ir Lenkijos valstybinės priešgaisrinės tarnybos vaivadijos komendantūros Balstogėje atsarginio vadovavimo centras Lapuose. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vaivadijos štabo mokymo centro pastate bus įrengtas atsarginis valdymo postas, užtikrinantis efektyvią veiklą ekstremalių situacijų metu. Numatyta investicija apims mokymo centro pastato palėpės pritaikymą, įskaitant stogo pakelimą ir modernizavimą, saulės baterijų bei fotovoltinės sistemos įrengimą. Taip pat bus įrengti vidiniai laiptai, liftas ir techninės patalpos su elektros generatoriumi bei energijos kaupimo sistema, serverinė, radio ryšio stiebas, perspėjimo ir pavojaus signalų sistema. Bus modernizuotas aukštas su apgyvendinimo patalpomis ir mokymo sale, atnaujintos ir išplėstos telekomunikacijų instaliacijos. Projekto dalis apims ir fizinio saugumo priemonių atnaujinimą, naujos telekomunikacinės ir programinės įrangos diegimą, vidaus interjero, baldų bei būtinosios įrangos įrengimą. Šios investicijos Lenkijoje sustiprins Lietuvos ir Lenkijos institucijų tarpusavio operatyvinį suderinamumą, užtikrins greitesnį reagavimą į bendras grėsmes ir prisidės prie viso regiono saugumo stiprinimo. Šie projektai ne tik inžineriniai sprendimai, bet ir bendruomenės saugumo garantas, pamatas glaudesniam bendradarbiavimui tarp Lenkijos ir Lietuvos krizių srityje. Ugniagesiai gelbėtojai turės modernę, efektyvę ir patikimą darbo vietą, o kartu ir svarbią saugumo užuovėją ekstremaliomis sąlygomis. Šiandien kuriame ne tik naują pastatą, bet ir tvirtą pagrindą ateities iššūkių įveikimui. Investicijos į saugumą ir modernę infrastruktūrą tai mūsų pasitikėjimo, stiprybės ir atsparumo garantas.